Pažiūrėkime, kuo labiau užblokuota šis sritis, tuo didesnis taps pilvas. Šis sritis apima nugarą, juosmenį ir klubus. Daugelis žmonių daro klaidą manydami, kad didesnis pilvas po 35 metų atsiranda dėl persivalgymo ir nepakankamo fizinio krūvio. Tai neteisinga. Pagrindinė priežastis – užsikimšęs jungiklis apatinėje nugaros dalyje. Kai šis sritis užblokuojama, suprastėja kraujotaka aukštyn ir žemyn, priekyje ir gale, todėl ten lengviau kauptis riebalams. Šiandien išmokysiu jūs saugaus ir veiksmingo metodo, puikiai tinkančio vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems numesti pilvo riebalus. Tam nereikia bėgioti ar laikytis dietos. Tiesiog atlikite šį pratimą namuose 5-10 minučių. Jis ypač tinka tiems, kurie turi ypač didelį pilvą, bet ne per daug riebalų galūnėse. Žiūrėkite, čia mano tėtis. Anksčiau jis svėrė 180 svarų. Jis sėkmingai numetė svorio, naudodamas mano metodą, ir dabar sveria 136 svarus. Jam dabar beveik 65 metai ir daugelis žmonių to net nepastebėtų. Jis labai disciplinuotas ir šį pratimą namuose atlieka po 5-10 minučių kiekvieną dieną. Tai nugaros pagrindiniai daliai išvalyti skirtas metodas. Tai paprasčiausias ir praktiškiausias metodas, kurio mokiau per daugelį metų. Jis ne tik atpalaiduoja apatinę nugaros dalį ir nugarą, bet ir yra greičiausias bei efektyviausias būdas sumažinti pilvo riebalus. Per daugelį metų padėjau šimtams vidutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių mūsų bendruomenėje, turinčių pilvo pūtimą, sėkmingai atsikratyti pilvo, naudodama šį metodą. Dabar leiskite man jūs išmokyti šio metodo, gerai? Gerai. Pirmiausia, paprašysiu dalyvių jį pademonstruoti. Pirmiausia, paruošime juosmens atramą, kuri padės atlikti pratimus. Jei jos neturite namuose, galite ją įsigyti internetu arba dideliame prekybos centre. Jos yra labai prieinamos. Kai ją įsigysite, paguldykite ją ant lovos. Atidžiai pažiūrėkite. Visa jūsų apatinė nugaros dalis yra visiškai pakeliama, akimirksniu atpalaiduojant visą įtampą ir stresą sukauptą per dieną. Be to, tai turi 3 pagrindinius privalumus. Pirmasis yra tas, kad jis akimirksniu ištempia įsitempusius apatinės nugaros dalies erekcijos raumenis. Šie raumenys yra labiausiai linkę į įtampą. Jų tempimas atkuria elastingumą, padidina raumenų masę ir suteikia apatiniai nugaros daliai komforto jausmą. Antras svarbus privalumas yra ergonomiškas dizainas, kurio išlinkis puikiai priglunda prie apatinės nugaros dalies ir atkuria juosmens stuburą į pradinę fiziologinę padėtį. Šis pratimas ypač naudingas tiems, kurie turi juosmens išvaržą, stenozę ar įsipūtimą, nes ištempia susiaurėjusią tarpslankstelinę erdvę. Kai ši erdvė atsiveria, spaudimas apatiniai nugaros daliai akimirksniu atpalaiduojamas, o vidinis slėgis natūraliai išnyksta. Kai kurie žmonės palaipsniui praranda sėdmenų ir kojų tirpimą. Trečias privalumas yra tas, kad jis mažina spaudimą tiek subkryžkaulio sąnariui, tiek sėdynkaulio sričiai. Todėl šis pratimas ne tik suteikia komfortą apatiniai nugaros daliai, bet ir atpalaiduoja sėdmenis bei kojas. Geriausias būdas atpalaiduoti ir prižiūrėti apatinę nugaros dalį yra šį pratimą atlikti namuose 5-10 minučių kasdien. Tęskite šį pratimą kurį laiką, jausdami komfortą apatinėje nugaros dalyje ir sėdmenyse, o tada stebėdami pilvo pokyčius.